Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kūčios – viena seniausių lietuvių švenčių pagal Saulės kalendorių. Minima Kalėdų išvakarėse gruodžio 24-ąją. Pirmiausia tai žiemos saulėgrįžo šventė. Jos apeigos, papročiai ir tikėjimai buvo skirti paveikti aukščiausias gyvosios gamtos, šviesos ir tamsos galias, pažymėti senųjų ūkinių metų pabaigą ir pasitikti ateinančius. Per kūčias būdavo ypač svarbu pagerbti protėvius ir prisiminti mirusiuosius. Už juos tądien daug melstasi. Kūčių apeigomis siekta užtikrinti savo šeimos, ūkio bei derliaus gerovę. Pagonybės laikus menančio šventės struktūra, pagrindinės apeigos ir tikėjimai iki 21 amžiaus mažai kito, o šalia senųjų baltiškųjų tradicinių ženklų kartu dera ir krikščioniškieji Jėzaus Kristaus gimimo akcentai. Papročiai buvo kurti labai seniai, kada dar buvo labai tamprus ryšys tarp kūrėjo ir kūrinio, tarp gamtos ir žmogaus. Ir toks buvo integralumas toksai, kurio dabar trūksta. Mes dabar esam labai individualistai, susiskaldę, užsidarę savyje. O papročiai atėjo iš to laiko, kada tas ryšys buvo labai gilus. Kūčios – šeimos šventė. Tądien į tėvų namus net iš tolimiausių kraštų stengiasi sugrįžti vaikai, kad prie šventinės vakarienės stalo susėstų visa šeima. Kūčių dieną būtinai sutvarkomi namai, kiemas, ruošiamas maistas, nusiprausiama. Nuo 20 amžiaus pradžios paplito paprotys puošti eglutę. Ant jos iki šiol kabinama obuolių, riešutų, saldainių. Grįžta tradicija puošti ir šiaudiniais žaislais. Kūčių dieną buvo laikomasi sauso pasninko, o prie vakarienės stalo sėdama tik susitaikius su artimaisiais ir kaimynais. Iki vakaro taip pat stengtasi atiduoti visas skolas ir šiukštu tą dieną nesiskolinti. Nuo seno kūčių dieną buvo peinamas ūkis, atliekant ritualus gausiam derliui ir gerbuviui pritraukti. Šią dieną nebuvo dirbami jokie sunkūs darbai. Vengta net lankyti kaimynus ar leistis ilgas keliones, bijant susitikti su besiblaškančiomis mirusiųjų dvasiomis. Kūčiose išliko ryškus mirusių protėvių kultas ir tikėjimai, kad ilgiausią naktį vėlės lanko savo buvusius namus. Tai apie protėvių šiukštu. Prisiminti jų kokius blogus poelgius pagonybės laikais jiems iškūrendavo ir pirtį prieš kūčias. Drabužius švarius apatinius padėdavo. Žodžiu, parodo, kad jie laukiami, kad jie priimami, jiems ir lėkštutė ant stalo, jiems ir žvakelė ant palangės uždegta. Sode pajudinau, papurčiau obelaitės, kad geras derlius būtų ir šiaudais aprišau, kad pelės suspaudžiau sniegą, nepakastų šaknų. Taip yra smagu kažkaip tai vaikščioti tam ramiam sode, kad tikiesi tų geresnių metų. Rugelius aplankiau, gražiai žaliuoja. Ir prisimenu, būdavo ir kaime, ir močiutė vis rūpindavosi tuo derliumi. Ir va tas pasiruošimas visas kūčių vakarienė, jisai susijęs su kitų metų gerbuviu. Stalas tradiciniai kūčių vakarieniai dengiamas gerajame kambaryje. Virš jo dažnai kabinamas šiaudinis sodas, kad sugrįžusios vėlės turėtų kur ilsėti. Stalas pirmiausiai nuklojamas šienu ir apdengiamas balta linine staltiese, kai kur šieno dedama ir po stalu. Pas mus tokia šeimoje yra tradicija, kad uždengus stalą staltiese pirmiausia yra dedama plotkelė, žvakelė ir
Čia yra relikvija mūsų šeimos, tai partizanų surištas žeminėje sunertas kryželis. Mama buvo ryšininkė ir čia jai yra dovanotas. Tai čia yra patys tokie švenčiausi dalykai mūsų šeimoje, kurie pirmi būna padedami ant stalo. Kūčių vakarienės vaišės nemažiau kaip 12 pasninko valgių, be mėsos, gyvulinių riebalų, pieno ir jo produktų. Manoma, kad skaičius simbolizuoja 12 mėnesių arba 12 apaštalų. Visoje Lietuvoje priskaičiuojama daugiau kaip 100 kūčių patiekalų. Kiekviename etnografinėme regione savaip ruošiamų ir iš kartos į kartą perduodamų. Kūčių valgiai gaminami iš grūdų, daržo, sodo ir miško gėrybių, žuvies. Svarbiausi jų – kūčia, kūčiukai, aguonpienis, kisielius, silkė su pagardais, grybai. Ant stalo stengiamasi turėti ir obuolių, riešutų, medaus. Pas mus kūčelė būdavo daroma tik iš kviečių. Toliau ant stalo pupos. Kai kuriuose Lietuvos vietovėse tiesiog būna sumaišyta žirniai, pupos. Jeigu nebūdavo plotkelės, mes dalindavomės duoną. Tai duona irgi. Toliau atkeliauja šlyžiukai, tradiciniai virtinukai su grybais. Kūčiukai jau užpilti aguonpieniu. Aguonas grūsdavo grūstuvėje vyrai šeimos. Kadangi mano tėtis yra žemaitis, tai koks kūčių stalas be kanapių. Toliau barščiai ir bulvės. Mano šeimos tradicinis patiekalas. Man būdavo pats maloniausias dalykas skaičiuoti valgius. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Man atrodo, apžiūrėjom viską. Valgyti sėdama tik patekėjus vakariniai žvaigždei. Vakarienė pradedama malda, palaiminimu ir specialaus bažnyčioje pašventinto paplotėlio kalėdaičio, plotkelės, laužimo apeiga. Viešpatie Jėzau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą. Laimink visus, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Tai kasdienės duonos, šeimos santarvės simbolis, kuriuo dalyjasi visi šeimos nariai, linkėdami vieni kitiems laimės. Svarbiausia tos sveikatėlės, kad nepritrūktume. Būti sėkmės moksluose ir visur kitur. Ir kad Dievulis išpildytų visų gerus linkėjimus. Kai kur po gabalėlį atlaužto kalėdaičio padedama ir prie kiekvieno patiekalo, laiminant, kad metai būtų skalsūs ir nieko nepritrūktų. Savo paskirtimi kalėdaitis pakeitė kūčią. Taip pat valgoma pačioje vakarienės pradžioje, dalyjanti su visa šeima. Tai kūčelė yra čia plikyti, šutinti, mūsų močiutė sakydavo, ar mama kviečiai su medum. Aš įsidėsiu pas save ir visiems linkėdama, gal pirmiausia, kad būtume vėl sveiki, sveikatos, o tau, Jurguti, tai linkiu būti tokiam labai energingam ir judriam kitais metais. Tai irgi sėdėt kūčelės ir siūs tada kitiems, laikyk stipriai. Visiems linkėčiau laimės ir sėkmės. Per kūčių vakarienę būtina paragauti visų patiekalų, kad ateinantieji metai būtų sotūs ir turtingi. Visų valgių nors po truputį stengiamasi palikti ant stalo iki ryto, tikint, kad naktį jais vaišinsis vėlės. Na, o pavalgius vakarienę kimbama burtis. Tikėta, kad kūčių naktį kalba gyvuliai, o šulinių vanduo vidurnaktį akimirkai virsta vynu. Per kūčias bandydavo nuspėti, kokie laukia orai, derlius, sužinoti savo likimą ar įsiburti būsimą vyrą. Vaikai pro langus ir kaminus dairydavosi kalėdos ir dovanų. Tai ką traukiam visi iš patų staltiesių? Kokie ten tie bus? Mūsų metai, aš jau. Oho. Oi, kokia ilga. Kūda ilga. O dar būrimas yra, kad stalo kampuose padėdavom ant vieno kampo žiedą, ant kito pinigus padėdavom, paskui kitas tuščias likdavo. O po kitų kampų žemės padėdavo, kad ir tada eidavo. Jaunimas eidavo, ar kas norėdavo, eidavo aplink stalą ir kur sustoja, tada žiūri. Jeigu pinigų ištrauks, tai reiškia bus bagotas.
Jeigu žiedą ištraukia, tai jau tada ištekės ar apsiženės. O jeigu jau žemę ištraukia, tai jau tada jau nelabai gerai. Aš kai mažiukas buvau, labai norėjau paklausyti tų gyvulių, kaip ten kalba. Vis taikydausi, bet kaip pasakė, mano senelis dar pasakė, sako, išgirsi kalbant gyvulėlius, reiškia mirsi greitai. Tai va šitas posakis mane, šitas pasakymas atbaidė nuo to noro pasiklausyti, kaip kalba gyvulėlį. Žiemą, kai šalta, taigi tvoros net poška. Ir vis tiek eidavo, merginos eidavo, kiek apglėpsi stipinų šitų štankėtų. Ir žiūri, kiek tenai yra, ar pora, ar ne pora. Arba eidavo malkų atnešti. Glėbį malkų, kiek suima ir neša į kambarį ir žiūri, kiek tų malkų, ar pora, ar ne pora. Aš tai šunų eidavau klausyti. Ir šunų eidavau klausyti, iš kurios pusės loja. Iš ten piršliai atvažiuos. Taip. Į dangų pasižiūrėdavo, jeigu labai žvaigždėtas dangus, tai bus labai geri metai, labai derlingi. Jeigu sniego daug, jeigu kąsniais nedremba, tai irgi bus labai geri metai. Kaip sakydavo, jeigu daug žvaigždžių, tai kitais metais daug kopūstų bus. Kalėdos minimos visose krikščioniškose bendruomenėse, bet jų išvakarių lietuviškų kūčių reikšmė vakarų pasaulyje atitikmens neturi. Panašūs papročiai iš dalies dar gyvi rytinėje Lenkijos ir vakarinėje Baltarusijos dalyje. Dalis tradicijų ir papročių bėgant laikui šiek tiek kinta, tačiau svarbiausia kūčių prasmė išlieka. Tai bene visuotiniausia lietuviška tradicija, kurią šimtmečiais, o gal net tūkstantmečiais saugojo ir tebepuoselėja viso pasaulio lietuviai.